Sveiki, šiandien yra balandžio 24 diena ir aš baigiu mokytis ir nuo šiandien nusprendžiau, kad rytinę video nebefilmuosiu, kai pradedu mokytis, tiesiog pačiam gale praeisiu, ką mokiausi šiandien. Tai šiandien lygiai taip pat galim praeiti, ką mokiausi. Tai šiandien yra 36 diena mano mokymuose. Ir aš šiandien dirbu su Django for APIs. Tai iš esmės visą knygą perėjau, jinai nėra didelė, 185 puslapiai PDF-o. Dabar turbūt iškart parodysiu, kas gavosi gale. Tai iš esmės turim tokį dalyką, tai čia yra, čia galim nueiti į šitą URL-sus, gal paaiškins. Tai mes čia dabar esame Swaggeryje, man atrodo. Jo, Swaggeryje. Tai čia yra third party, kaip čia pavadinti, applicationas, kuris parodo iš esmės, ką daro mūsų API'us. Jeigu mes nueisim vėl čia, tai mes galime matyti, kad yra, kad kai kažkas kolina šitą API'ų, tai tas puslapis arba tas applicationas gali gauti arba get responsus, arba post responsus. Tai arba gali tiesiog kažką perskaityti ir pasimti, arba gali kažką dar pridėti į duomenų bazę iš esmės. Tai get yra, kad jis gauna kažkokį peržiūrą, o post yra, kad kažką gali net pakeisti. Tuomet yra put, kai tu kažką grinai jau pakeiti duomenų bazėje, ne tai, kad jau patį gali, pavyzdžiui, postą pakeisti arba kažką tiesiog padaryti. Pavyzdžiui, šiuo atveju gali, kadangi čia yra aplikacija blog API, tai gali straipsnį įkelti su put ir gali sudelete, gali išdeletinti. Patch aš dabar galvoju, čia turėtų lygiai ir update'as būti, bet šitą neprisimenu. Tai iš esmės toksai API'us, tai galim pažiūrėti. Tai čia get ir post yra, kad tiesiog gali gauti straipsnį. Tuomet login, logout čia gan aišku, nes iš esmės, kam yra esmė, kad API'us yra gan pavojingas dalykas, nes jeigu neprisijungas žmogus gali ištrinti straipsnį, kuris yra tavo pagrindiniai aplikacijai, tai iš esmės tuomet gali visą duomenų bazę sugriauti. Tai tam reikia, kad būtų vartotojai patvirtinami, kad jie yra prisijungę ir kad jie tą gali daryti. Tai, pavyzdžiui, tuo atveju net yra padaryti, kad ištrinti straipsnį gali tik tai to straipsnio autorius. tą vėliau parodysiu. Tai va čia ir tuim daug, kad viskas vyksta su useriais. Nu čia ne su useriais, bet va čia viskas su useriais vyksta. Ir tuomet mes turim tos pagrindus. Tai va dabar galim nueiti patį čia nice ir eiti į API/version1. Ir čia mes dabar matom visus straipsnius. Ir dabar, kadangi aš esu prisijungęs kaip Rimgaudas, aš galiu net pridėti naują, tai pavyzdžiui, title this is my second post. Good post. Jeigu papostinam, tai kaip matom dabar atsiranda antras, jeigu mes einam post listą, tai čia jie bus 2. Tai va čia yra įpėjus, kad dabar mes į duomenų bazę iš esmės tiesiog pridėjom antrą entry. Ir čia su laiku, čia laiko, pavyzdžiui, neduoda. Tai va toks yra geras dalykas, kad galima tada į mobilią aplikaciją šitą API padaryti arba į Reacto frontendą šitą įdėti. Tai vat galime ir eiti, kadangi čia yra ID1 ir ID2, tai vat kaip matėm, ten pradžioje mes buvome metę ID2. Tai nueinamas tiesiai čia ir galim pakeisti jį. Kodėl mes galim pakeisti, nes aš esu prisijungęs kaip Rimgaudas. Ir jeigu nueinam pirmą, tai lygiai tą patį matom. Dabar atsijungiam. Ir kaip matom, mes dabar, jeigu esame atsijungę, jeigu mes čia nueiname pirmą, mes nieko nebegalim pakeisti. Ar mes galim pridėti kažką? Reikia pabandyti. Try add. Blog post. Šiaip daug čia nebandžiau, testų nieko nerašiau. Jo, okei, tai vadinasi galima pridėti, tai kaip ir yra dar trūkumų, bet pridėti yra vis dėlto geriau negu ištrinti, nes jeigu dėtų ištrinti, tai būtų blogai. Dabar, pavyzdžiui, prisijunkime su test useriu antru.
test user antru ir taip pat pridėti galim, bet jeigu mes dabar nueisim į pirmą, tai va dabar nieko negalim keisti, nes esam prisijungę. Tai toks yra šitas dalykas, toliau galim prisiregistruoti, tai čia irgi buvo, galim dar pažiūrėti, kas čia yra gero. Jo, tai iš esmės čia yra pagrindinis API'us. Tai vat kame ir yra, kad su Django galima subilinti API, kurį galima naudoti, pavyzdžiui, kažkokiam frontendą, tai galėtų būti šiuo atveju Reactas, arba aplikacija galėtų turėti kažkokį API. Dabar ką mes galim matyti čia, aš galvoju, ar čia verta kažką pamatyti, ar ne. Nepamatyti, bet... Nu, iš tikrųjų, jo, turbūt čia neverta, tai tiesiog užbaigsiu tokiom išvadom, tai na, API dar atrodo gan sunkiai susipažįstama tema, nes su pačiu Django jau kaip ir tikrai pradedu viską suprasti, pradedu tapti familiar, o API, viską kaip pirmą kartą dabar mačiau, čia nebuvo labai daug material šitą knygoje, tai aš manau dar kažką reikės padirbėti, bet galbūt dabar, kur šitą projektą darysiu ir padirbėsiu API-om, tai dabar galim turbūt dar šitą pažiūrėsiu, kas manęs laukia. Aš dar pažiūrėjau Django 4 by example, tai norėjau 4, bet dabar 5 pažiūrėjau, kad May 9 turi išleisti, tai turbūt gal net nusipirksiu, ar tiesiog kažkaip padarysiu, tai turbūt dabar šitą neįsiu ir dabar, ar tai turbūt Mozilla Django darysiu šitą, nes tada, kai jau Mozilla lyg ir šitą neliečiau, tai turbūt šitą gal ir pabandysiu dabar pereiti, viską dar detaliau susipažindinti. Aš nežinau, turbūt pradėsiu jau projektą daryti, o šitą Django 5 by example aš perkelsiu į galą fazės arba tiesiog į fazę 4, tai va čia tokia idėja. Ir dar pradedu matyti, kad man turbūt reikės, kol kas learning planetai nėra nieko iš frontendo. Dabar pradedu matyti, kad jeigu darysiu Django API, man kažkokie reikės frontendą tikrai mokytis. Ir greičiausiai Reactą, nes kaip ir populiariausias yra tas dalykas ir, kaip suprantu, supportas didžiausias žmonių. Tai tokios mintis šiandien ir mokytis tęs ir toj.